aš jums kai ką atnešiau. Jeigu jums nepatinka, jūs išmeskite. Gražu. Taip? Taip. Jums patinka? Taip. Nemesiu. Jums tikrai patinka? Taip. Vadinasi, pabaigos ugnis. Paskui viskas iš naujo prasideda. Vis tiek gražu. Aš turiu tikslą. Norėčiau beveik nieko nenutapyti. Nutapyti, bet beveik nematomą peizažą, kuriame žiūrovas išnyktų. Na, iš esmės tai būtų gryna šviesa. Supratau. Bet dar nepavyko. Ar to užtenka, kad pragyventumėt? Tapybos? Ne. Pragyvenimui sudirbu valykloje, šalinu dėmes. Taip tarp žmonių pabūnu. Gatvę perkaisė prieš metus, bet niekas nieko nepadarė, nieko nesutvarkė, nieko. O jūs žinot, kad ten kitoj gatvės pusėje gyvena to berniuko mama. Tiesiai priešais jūsų langą. Kuo jį vardu? Zuzanė. Zuzanė išrauda, per langus matosi jos būdas. Netgi miegamasis. Ten visada užtraukia su slogu. Ir nieko nesimato? Mato. Tik šešėlį, kai dega šviesa. Vargšė Zuzanė. Ji dar slaugo savo vyro motiną, jei Alzheimeris, dėl to Zuzanė net metė darbą. O kuo jį dirbo anksčiau? Mokytoja. Muzikos mokytoja, mokykloje, kurią lankė Edgaras. Ji labai graži. Zuzanė? Graži? Kasdien jį maudo savo anytą, kartais jį verkia, kai būna viena. Mažai kalba, kartais atverčia pianino dangtį ir groja, neliesdama pirštais klavišų. Taip to namo gyventojai nemėgsta muzikos, jie nuolat skundžiasi dėl per garsiai grojančio. Ne. Pianinas nesuderintas, dėl to ji negroja. Ji nenori prasto skambesio. Šit kaip? Ir visa tai jums matosi iš čia? Beje, jos vyro vardas Liudvikas. Zuzanė ir Liudvikas. Taip, santuokoje gyvena 9 metus, laimingai gyvena. Iš kur žinot? Na, jis labai malonus žmogus, bet jam jau niekas nepadės. Žavisi mano krūtimis. Jos degtinės. Maniškės amputuotos vėžiais. Dabar bandau naujas formas. Smailios, kūgio formos, apvalios kaip balionai. Dar būna nusileidusios plokščios ir stačios krūtys. Kubo, cilindro, lašo formos. Būna mažas ir didelis tarpas tarp krūtų. Ir dar, visų šių krūtų formos gali būti asimetriškos. Taigi jis fetišistas. Ponas Šraubė yra dirbtinių krūtų fetišistas. Jeigu tiek žinote, turėtumėte jį gerai pažinoti. O, įsivaizduokite savo. Ponas Šraubė žaidžia loterijose visai ne dėl to, kad laimėtų. Štai koks jis. Jeigu tiek žinote, turėtumėte jį gerai pažinoti. Na tai tik istorijos. Istorijos iš valyklos. Dirbau su ja vienoje mokykloje. Buvau dailės mokytoja. Buvau tokia pat prasta mokytoja, kokia prasta menininkė esu. Bet vaikams tikau. Beje, ir ta mokykla prasta. Po to susirgau, gydžiausi plikagalvė Karolinė. Jie mane vadino plikagalvė Karolinė. Kartais turėdavau nubėgti iš klasės nusivamto, vieną kartą nespėjau ir pridaviau tiesiai prie lentos smarvę rūgštis puvėsiai. Mokiniai teigia, kad buvau visiškai girta. Nežinau kodėl. Galbūt norėdami man padėti, o gal pajuokauti, na kas žino. Na juk prisigerti, tai visiems pasitaiko ir tai ne taip blogai kaip vėžys. Bet po to buvo pasakyta, kad mano liga yra per didelis iššūkis vaikams. Tada turėjau išeiti iš darbo. Tada
tada turėjai išimti iš darbo. Na taip, aš sunkiai sirgau, aš gydžiausi, mane operavo kelis kartus. Po to vėl gydžiausi, vėl operavo, paskui vėl. Klausykit, nelieskit jūs manęs, aš negraži. Aš negraži ir į mane niekas žiūrėti nenori. Net per užuolaidą į mane žiūrėti nenori. Nori. Aš žiūriu į tave. Išorėje trūksta poros detalių, bet viduje tu sveika. Bet tai ne taip blogai, jei kaip atvirkščiai. Man reikia to, ko trūksta. Jie žada, kad nieko nesimatys. Jie žada natūralų perėjimą į dekoltė. Harmoningą perėjimą. Tai reiškia, kad jos linguos, banguos kaip tikrus. Šūdas toks. Yra tokių parduotuvių, tokių kaip make your boobs come true. Moterims, kurios nori būti bombos. Ir vyrams, kurie nori būti bombos. Na, kurie nori prisisekti bombas. Na, kad savo išorę parodytų, ką jaučia viduje. Tai va, aš nusprendžiau būti bomba. Kad parodyčiau, ko neturiu. Kad pareklamuočiau pakaitalą geresnį už originalą. Na, juk viskas priklauso nuo to, kaip pateiksi. Man gražu, kaip yra. Ar be skausmo savo rankose jaučiate ką nors? Kai ką jaučiu jomis. Jau tik ką nors. Rodos nieko. Nori pamatyti, ko jau nebėra? Ne. Atleisk, sutinku tik tokius, kurie nori tai pamatyti. Bet tu tai turbūt ir baisesnių vaizdelių esi matęs. Pasigendu to. Baik, ne, lik taip. Pasilik. Pataip. Atleisk. Nežinau, ne nuo manęs priklauso, kaip bus toliau su mumis. Olafui visai blogai, iš tikrųjų kaltina visom tam nesąmonėm, neatsargių gyvybės atėmimu ir taip toliau. Jie visai sužlugdys likimą. O jis buvo toks, kaip bus, juk reikėtų jiems suteikti šansą. Jau kalbu apie jį kaip apie praeitį, jie atvirai. Iš tikrųjų, tai šuns vardas Humboldt. Ne aš sugalvoju. Žinau, ką pagalvoti, nes tikėtų iš tikrųjų kaip mes, tai yra iš tokio kaip aš, bet tai visiškai nesusijęs su išsilavinimu. Vardas kilo nuo Humboldto į nuo parko, žinau, parką, ten yra bunkeris antrojo pasaulinio karo laikų, jie nespėjo susprogdinti po karo. Šiaip ar taip dabar iš jo padarė laipiojimo sieną, ten yra atvira 30 metrų laipiojimo siena, ten mano draugas ir užsivinėjo laisvojų laipiojimus. Ir rimtai treniruojasi 5 kartus per savaitę. Tai yra treniruodamas. Va, čia savo. Iš tikrųjų, tai jo šuo, Olafas. Kai sušauki Humboldt reiškia, sveika laipiojimo siena, sveika disciplina, aš ateinu treniruotis, štai ir aš. Bet jau anksčiau tai būdavo. Dabar jis siekia, kad laipiojimas taptų jo profesija. Keistuolis. Dabar su laipiojimu baigtai. Jis kelis kartus žiauriai krito. Tai ne mano kaltė, aš jam iš karto sakiau, Olafui, apsvaigusi galva yra kritimo garantija. Aišku, apsišnioja, koks tu galvoji, kad išsilaikysi ant sienos kaip musė, bet siena galvoja kitaip. Bet aš neturiu darbo. Aš laistausi visur. Olafas pradėjo palaikyti man kompaniją, taip viskas ir prasidėjo. Dabar vis tiek viskas jau baigta. Mes neturim nė centų. Nėra batkių, nėra ir kokso, ir nieko tu čia nepadarysi. Jau išmaldas, prašau. Viską atiduodam šuniui, jis gauna pasibaigusio galiojimo produktus iš supermarketo. Aišku, aš niekam nesakau, kad čia šuniui sakau, kad benamtis ir šitų parazitų niekaip neatsikrato. Visur juodalo, jų patalinės, paklodės, jos lenda iš plyšių, tarp grindų lentose. Jau porą dienų miegu vonia, kai vis nuplaunu jas vandenį, kur dar vandens neatjungia. Žiauriai bijau.
kokią nors nesąmonę, kokią nors baisę nesąmonę. O Olgas jis nieko nesimokė, jis neturi negu kaip aš dirbti nemokėtų. Ir kas čia tokio? Kas čia? Dabar blogiau mums jau negali, reikia tik sulaukti, kol bus geriau. Taip Karolinė po kelių dienų nueina pas Zuzanę ir paskambina į jos duris. O kai Zuzanė atidaro, Karolinė jai nieko nesako. Tik pasisukusi ištiesia ranką ir parodo į Rabės langą, kitoje gatvės pusėje. Aiškiai matoma. Zuzanė žvilgsniu nuseka Karolinės ranką. Taip jau stovi keletą sekundžių. Ta diena daugiau nieko neįvyksta. Ir kitą dieną nieko neįvyksta. Tik Zuzanė nejučiomis vis ieško nepažįstamojo lango. Tada, kai jaučia nerimą ar baimę, nerimą ir baimę. Ir kartais ji pamato, kaip staiga nusisuka Rabės siluetas, besislepiantis už užuolaidų. Rabė pagalvojo, kad Zuzanė jį pastebėjo. Pastebėjo, kaip jis nieko nepaisydamas godžiai ir begėdiškai stebi jos langus. Taip ir yra. Ji atskleidė Rabės paslaptį. Arba bent jau dalį paslapties susijusią su ja. Rabė jaučiasi demaskuotas, pažemintas. Jis pats yra pažemintas, dabar jį juoksis iš jo. Ar gali būti kas nors blogiau? Ar galima dar labiau gėdytis, jaustis dar labiau pažemintam? Jis užtraukia užuolaidas ir vėl pasislepia tamsoje. Atsigula ir užsikloja po lovą, oras jo kambaryje tvankus. Velnias, šimtas, nulis, visiškas nulis. Niekam tikęs mėsos gabalas, prarastas laikas, bevertis gyvenimas. Didžiausia Dievo klaida, tave reikia sunaikinti, kad tu supūtum. Kad tave kirvėme sugrautų dulkė. Žemė, virsk dulkė, kurią nupūs vėjas. Katė iš namų išėjo anksti ryte, o vakare jau buvo negyva. Visi ramiai važiuoja pro ją, niekas nekreipė dėmesio į ją. Dėmė. Ant gatvės vis dar raudona. Kame slypi džiaugsmas? Koks džiaugsmas? Čia va, šita va dėmė čia buvo. Mėgautis šią akimirką, gyventi dabartimi ir nekreipti dėmesio į nesąmonės. Nesąmonė, argi tave slypi džiaugsmas. O kas man iš tos akimirkos, jeigu aš rytoj jos neprisiminsiu? Kad aš patirčiau džiaugsmą, tai man reikia praeities. Neturiu aš jos, aš pamiršau. O žmogus be atminties yra menkesnis už gyvulį. Už gyvulį menkesnis. Aš kalinys, toks pat kalinys kaip ir jūs.
Įrodykit. Visi ramiai važiuoja pro ją, niekas nekreipia dėmesio į ją. Dėmė ant gatvės vis dar raudona. Dienai išaušus buvom 3. Dienos pabaigoje likom 2. Prisimenat, kokie mes anksčiau buvom laimingi, a? Na, prisimenat. Įsivaizduokite, kokie mes anksčiau buvom laimingi. Na, jūs tik įsivaizduokite. Na, prisiminkite, kokie mes anksčiau buvom laimingi. Kokie mes buvom laimingi. Eikit namo, ponia Šraubė. Eikit namo ir pagulėkit vonioje. Vanduo ledinis ir elektros nėra. Dabar ne karo laikai. Rozmary, daugiau tavęs nepaleisiu, daugiau tavęs nepaliksiu, kai mirtis tavęs ateis, su tavimi pasiliksiu. Dabar ne karo laikai. O tai karas baigėsi ar ne? Taip, Rozmary, karas baigėsi. Ponia Šraubė, ponia Šraubė. Mes to nematėm. Mūsų ten nebuvo. Mirtis buvo greitesnė už gyvenimą. Einu namo, ponia Šraubė. Mes to nematėm. Mūsų ten nebuvo. Mirtis buvo greitesnė už gyvenimą. Mes to nematėm. Mūsų ten nebuvo. Mirtis buvo greitesnė už gyvenimą. Ponia Šraubė grįžta į savo butą. O Rabė uždaro langą. Tada pamatom Zuzanę, kuri pro savo langą žiūri į gatvę, laukdama savo Anytos, kuriai to jau paruoš vonę. Ji pamato Rabės siluetą ir nori duoti jam ženklą, todėl pakelia ranką. Tik pakelia, nemojuoja. Rabė išsigąsta, žengia atgal, bet tada susivokė ir taip pat pakelia ranką. Ir abu beveik tuo pat metu priglaudžia rankas prie stiklo. Ir apsimetam, kad nieko nepastebim. Ir nedrąsiai nusišypsom vienas kitam. Girdėjo apie tai? Na, ir kaip? Galiu? Tai aišku. Jo, įspūdinga. Nebūtina čia taip iš karto mikčioti. Gali dar kartą. Išleidau krūvą pinigų. Bet tu kartais nepersistengiai? Ne, pigios gali sutrūkinėti, gali nutrinti odą, gali sukelti alergiją, plazmatį, kad aš dar susižaločiau už dyką, ačiū nereikia. Ne, aš apie didelį, taip labai didelės. Taip, yra ir didesnių. Bet prie svorio reikia po truputį priprasti, jisgi jaučiasi nugarą. Laimei naktį guliu. O tu jį nenusiemi? Ne, tai aš noriu, kad atrodytų kaip tikros. Naktį? Tai aišku, naktį, tai kada? Ai, tada taip, suprantu. Edna bando įsijausti Karoliną. Nori pažiūrėti, kaip pasaulis atrodytų jos akimis. Tai nėra lengva. Jeigu nori tapti kriminalistų profiliuotojų, turi reikalą su nusikaltėliais. Čia moteris daug daugiau. Edna niekuomet iš manęs nesijuokia. Man regis, ji nelabai ką išmano apie grožį, todėl jinai man ir patinka. Man patinka įsijausti kitų žmonės. Ir nors aš prasiskverbiu į kito žmogaus aplinką, ir staiga viskas pasikeičia. Aš jaučiu tai, ką jaučia kitas žmogus. Aš galvoju kaip kitas žmogus. Aš esu kitas žmogus.
Bet reikia daugiau praktikuotis, nes mano tikslas dar nepasiektas. Tikslas dar nepasiektas. O koks tas tavo tikslas? Ei, alio, Edna sugrįž. Klausiu apie tikslą. Mano tikslas tai yra tas nusikaltėlis. Sugauti tą nusikaltėlį, kol jis nepadarė dar vieno nusikaltimo. Bet juk tas nusikaltėlis yra ne vienas, tokių žmonių sprogdintojų, tokių žmonių bombų yra daug. Manęs irgi yra daug. Aš irgi esu ne viena Edna. Edna, atsipeikit. Aš čia, aš visur tu pakvies. Pakvies, pažiūrėk, kiek mūsų čia susirinks. Ne, Edna, jeigu tau reikia pagalbos, tai tu tik pasakyk. Svarbiausia yra nepraras budrumo, tik nepraras budrumo. Rugsėjo 30 žuvo 40 žmonių. Spalio mėnesį 116. Lapkričio mėnesį įvykis su metro. Gerai, o tas įvykis prieš kelias dienas? Bet jis įvyko už 500 kilometrų pietuose. Taip. Ir per tą laiką jis jau spėjo grįžti čia. Todėl, kad čia jis jaučiasi ypatingai saugus, nes čia jį jau medžiojo. Vis dar laukia teismo. Olafas nežino, kas jo laukia, bauda, laisvės atėmimas.